Dar visai neseniai čia buvom, taip kad vėl tikrai laukia sunkus varžovas, sunkios rungtynės, todėl norime, kad ir jautėm vakar didelį žiūrovų palaikymą fanų, taip tikimės ir kad rytoj jie taip pat palaikys, nes mums energijos jau kokiai su kiekvienom rungtynėm dvigubai savaitai mažiau, bet fanų energija mums duoda tą impulsą nesustoti ir judėti į priekį. O šnekant apie varžovus, ir tikrai nereikia apsigauti, nes laukia labai sunkios rungtynės, manau, kad gal pagal lentelę nėra jie aukščiausioje vietoje, bet tikrai vis kiek rungtynių žaidė, pralaimėjo nedideliais skirtumais ir turi tikrai pavojingų žaidėjų ir turi būti labai, labai susikaupę. Sveiki, treneri. Žalgiris šiuo metu 4 pralaimėjimų seriją prieš Asvelį turi. Neabejoju, kad matė tas mačius ir Stambule dirbdamas dar. Kuo ši komanda yra neparanki, ar išlaikė tas savybės tarp sezonų? Turbūt labiausiai neparanki savo fiziškumu, kaip nemažai prancūzų komandų. Šiemet gal pasikeitų šiek tiek yra, bet vis tiek tas braižas išlikęs, turi fiziškų žaidėjus, mums nėra lengva žaisti prieš fiziškas komandas, kur mums ir stumia išdaužo tenais, taip kad šitas pagrindinis ir taip žinom, kad 4 iš eilės nesam laimėję, taip kad laukia, kaip ir minėjau, didelis iššūkis. Šiaip Asvelis yra tarp mažiausiai 2 taškų ir daugiausiai 3 taškų metančių komandą. Gal galite išsiplėsti apie tą komandos braižą puolime? Taip, kaip ir minėjau, tikrai, aišku, ir dabar krepšinis eina į tą linkmę, kad daug trenerių nori mesti kuo daugiau 3 taškų, mažiau 2 taškų, nes 3 taškai yra daugiau negu 2, turbūt tokia mąstymas yra. Iš tų, ką mes pastebėjom, tai 2 žaidėjai praktiškai išsimetė vos ne 13 tritaškių, tai yra Džinsai ir Sėjas, tai vos ne pusė metimų iš jų ateina, taip kad turim tikrai būti budrus su jais ir neleisti išsimesti. Aišku, Nando De Colo su savo patirtimis irgi lemiamų momentų tikrai gali imtis ir gali nuspręsti rungtynes, taip kad tikrai viena iš užduočių yra neleisti jam 3 taškų mesti. Paminėjot De Colo, tokiam amžiui renka geriausius skaičius per 5 metį, aišku, dar maža apimtis, bet kokį įspūdį palieka šiam sezonė kol kas? Su kiekvienais metais jis žaidžia geriau ir geriau, bet šiaip tikrai patyrė žaidėjas ir žino, kur gali atakuoti viską, tą situaciją skaito 2 sekundės į priekį, taip kad jeigu kažkur tik tai išsipalaiduos ir perdavimą padarys, ar kažkur ranką netam padėsi, baudą paimsi, baudas meta virš 90%, taip kad žino, kur prasiverš, viską matęs, viską patyręs ir fizinės savybės jam dar leidžia daryti daug dalykų, taip kad tikrai pavojingas yra labai. Kitas puolime žaidėjas išsiskiriantis, tai Glynas Watsonas, kur prieš 2 metus Jonavoj žaidė, tai galima sakyti Virgos Šeškaus produktas. Kažkiek gal net stebina toks jo žaidimas Eurolygoj pirmam sezone, kaip jums atrodo? Tai visi tie naujokai, kurie atėjo, kurie kažkiek žaidžia, tikrai maloniai stebina ir man smagu už tokius žmonės, kurie atėjo, parodo, įrodo, kad galima kitų kelių ateiti iki čia ir rodyti gerą krepšinį, jeigu tu stabiliai dirbi ir per bet kurią vietą gali, kaip sakoma, prasimušti, jeigu tu visą laiką esi pastovus ir disciplinuotas, tai tą jisai dabar ir turi. Šitą savaitę net 2, jeigu 3 galima sakyti su Vilniaus Rytu, jeigu imant, kai kurie žaidėjai sako, kad stengiasi pamiršti praeitos rungtynės ir nežiūrėti būsimas, kiek iš tikrųjų svarbu ir trenerių štabe, kiek jūs bando tai įdiegti žaidėjai. Tai būtent, tikrai mes jau turim, čia blogiausia, ką galim padaryti, kad dar galvoti apie tas rungtynės su Virtus, turim padaryti analizę, pasižiūrėti, kas buvo gerai, kas blogai, bet tikrai tos jau rungtynės istorija yra, dabar turiu sekančios rungtynės ir sekančios mums yra visą laiką svarbiausios, net negalvoti per toli į priekį, negalvoti per toli atgal, sekančios rungtynės yra mums svarbiausios. Šiek tiek užsiminėte apie tuos sirgalius, bet visas 3 rungtynės žaidžiat savoje arenoje, kiek tai yra svarbu jums ir žaidėjams, kiek jaučiat? Žinoma, kaip ir minėjau, mūsų fanai yra, kai vienas žaidėjas Naidželo neturim, tai fanai turi pasijungti į jo vietą, kaip sakoma, taip kad jaučiam tą energiją, kiekvienas plojimas, kiekvienas rėkimas girdisi ir prisideda prie tos bendros komandos kažkokios sėkmės, taip kad kiekvieno laukiam, kiekvieno norim džiuginti savo gerų žaidimų kiekvieną. Ir dar pabaigai, kaip ir paminėjot, čia prie šito stalo sėdit po 12,5 valandos pertraukos nuo vakar. Taip. Šiaip tą 2 savaičių specifiką gal galit papasakot apie ją iš trenerių pusės, ar pavyzdžiui
Asveliui jau ruošėtės dar prieš rungtynes su Virtusu, ar jau vakar grįžęs žiūrėjot ir tą planą ruošėt, kaip visa ta trenerių specifika dvigubos savaitės metu atrodo? Aš asmeniškai tik tai vakar grįžęs pažiūrėjau jų vakarykštės rungtynės, prieš tai buvo gal šiek tiek lengviau, nes žiūrėjau jų rungtynės su Bolonija žaidė, taip kad irgi šiek tiek jau turėjau minčių. O mes turim du skautus, tai vienas buvo Andriu atsakingas už Boloniją, o Andrius Ulčickas dabar jau ruošiasi jisai visą savaitę, daugiau nežinau kiek ten, 3-4 dienas jau ruošiasi Asveliui.